visą laiką garsėjo tokiu klampiu žaidimu ir nebuvo lengva. Aišku, 3 kėlinius gerai sekėsi, bet tas 4 kėlinis vėl toks pagavosi. Gerai, kad laimėjom, bet truputėlį buvom vėl sustoję. Prieš jų ypač aikštės gynybą gal, kaip pasakyti, nesilaikėm disciplinos, truputėlį po vieną visi bandėm kažkur tai įsiveržti, kažkur tai įsimest, bet reikėjo žaisti taip, kaip žaidėm iki tol. Psichologiškai svarbi pergalė šitą Be abejo svarbi, nes nesidžiaugiam pergalėm kiekvieną dieną Eurolygoje, taip kad 16 dar yra daug varžybų ir manau, kad tikrai turėtų būti geras impulsas šitą pergalę tolimesniam pergalėm, tikiuosi. Daug faktorių buvo mūsų pusėje, žaidėm namuose, varžovas tikrai turbūt su visom savo netektim, su visa pagarba jiems yra, kaip sakant, ne pats stipriausias. Žinom, kad Belgrade bus visai kitaip viskas, bet dabar situacija yra tokia, kokia jinai yra, ne? Ir sakykime, taip gavosi, kad ta pergalė gavosi. Daug dieve, kad gerintume žaidimą ir toliau kažkiek užsikabintume galbūt tų pergalyčių, kad būtų nors kažkokie tai variantai pakovoti dar. Nors kažkiek tai jau ir vėloka, bet nesakau. Ta, jeigu eisim iš varžybų į varžybas, tai niekada negali žinoti, ko. Varžovas, jie, sakau, neturėjo vieno pagrindinių savo lyderių. Aš manau, tai labai atsiliepė jiem, nes jie turėjo tik Bogdanovičių, kuris galėjo tapti komandą, jis vienas nepatems, aišku, gerai sužaidė. Bet aš, kaip sakiau, labai džiaugiamės pergalę, bet toks šiek tiek toks kartus prieskonis nuo tų paskutinio pusantro kėlinio kažkur, nes nesugebėjom išlaikyti koncentracijos ir kur galėjom laimėti ar 20 ar 30 taškų varžybas. Gavosi taip, kad jau ten žaidimas nebegražus prasidėjo ir mes negalėjom ir toks tampimas, tikrai tas negražus toks žaidimas. O tas atsipalaidavimas? Matyt, ir tas yra labai negerai, kad mes nesugebam išlaikyti tos koncentracijos 40 minučių, nes, kaip sakau, sekinis varžovas, kuris laukia Eurolygoje, vieną minutę taip atsipalaiduos ir jie bėgs ir nubėgs. Taip kad, sakau, reikia kažkaip išlaikyti tą koncentraciją ir nepaleisti. Kas žino, kaip ten bus, galbūt mums tų taškų prireiks, tarkim, to skirtumo. Vėl nežino. Tai, sakau, džiaugiamės, kad laimėjom, bet, aišku, galėjo būti dar geriau. Bet pergalė vis tiek, morališkai vis tiek svarbi, ne? Tai labai svarbi, būtumos pergalės tikrai labai reikėjo, labiau, kad mes 3 varžybas jau pralašėm, kur praktiškai turėjom pergalę savo rankose. Tai, sakau, tai džiugu, kad laimėjom, bet, sakau, norėtųsi dar geresnės kokybės antroj pusėje. O kaip Kšištofo pirmas rungtynės? Trūko jo? Nežinau, dabar stengiamės apie tai negalvoti, aišku, Kšištofas visą laiką yra trūkumas, kai jo neturi, bet dabar viskas turime tai pamiršti ir tiesiog eiti pirmyn.